like it? I love the Welsh. Europos naujienos kauniečiams. Grįžtame į Europos naujienas kauniečiams, o dar šiek tiek informacijos apie ES plėtrą. 2012 metais šalies kandidatės statusas oficialiai patvirtintas Serbijai, tačiau buvo nurodyta prieš įstojant į ES normalizuoti santykius su kaimyninėmis valstybėmis. Dėl įtampos tarp Kosovo etninių albanų, taipogi sudarančių gyventojų daugumą bei etninių serbų pastaraisiais metais nekartą kilo smurto protrūkiai. Štai Islandija vienintelė, kurią europiečiai labiausiai įsivaizdavo ES dalimi, prieš 3 metus padavusi prašymą tapti ES nare, šiemet pati išaldė narystės dėrybas. Juodkalnija yra šalis kandidatė nuo 2010 metų, dėrybos dėl narystės ES pradėtos 2012 metais. O ši valstybė pakankamai atitinka ES narystė būtinus politinius kriterijus, bet reikalingos tolesnės Juodkalnijos pastangos siekiant reformų gyvendinimo teisės viršenybės srityje. Buvusioje Jugoslavijos Respublika Makedonija yra šalis kandidatė nuo 2005 metų ir nors komisija jau 5 kartą iš eilės rekomendavo pradėti narystės dėrybos su Makedonija, iki šiol konkreti dėrybų pradžios data yra nenustatyta. O kalbant apie Turkiją, tai seniausia ES šalis kandidatė prašymą dėl narystės ES pateikusi, įsivaizduokit, dar 1959 metais. Asociacijos sutartis su jie pasirašyta 1963 metais, tad narystės įlaukia jau 100 metų ir vis dėlto jos stojimo klausimas išlieka aštriausias ir panašu, jog už jį greičiausiai bus priimtos Balkanų šalys. Turkijos atveju problemų yra itin daug. Abejonių kyla net ir dėl geografinio kriterijaus atitikimo. Mat, tik nedidelė Turkijos teritorijos dalis yra Europos žemyne, vakarinėme būtent Bosporo sąsiaurio krante. Turkija, taipogi senstančiai Europai, kelia ir demografinį iššūkį, mat jos gyventojų skaičius augimo tempai rodo, kad priimta Turkija greitai pakenktų Vokietijai bei taptų didžiausia ES nare. Turkijos narystei taip pat intensyviai priešinosi Graikija bei Kipras. Tarpusavio nesantaika tarp Graikijos bei Turkijos lygoja ne tik istorinės priežastys, bet ir taipogi padalyto Kipro problema. Akivaizdu, kad Turkija kol kas taip pat vykdo ne visus žmogaus teisų bei mažumų apsaugos įsipareigojimus. 20-ojo amžiaus pradžioje vykusios taipogi kurdų bei armėnų mažumų genocido klausimo viešas aptarinėjimas šalyje baudžiamas kaip nusikaltimas. Draudimas įžeisti turkų tautinį identitetą gali būti naudojamas spaudos laisvei priboti. Išlieka ir didžiulis taipogi tų atotrūkis tarp miesto bei kaimo. Turkijoje, Stambulas ar Ankara nespindi visos šalies realijų. Beje, provincijoje, iki kur tebesilaikoma kraujo keršto papročių, nepaisoma moterų teisių. Europiečiai bijo, jog musulmoniškos ir didelės valstybės priėmimas gerokai taipogi paspartins ES šalių būtent islamizaciją. Visgi 1999 metais ES pripažino Turkiją lygiai su kitomis šalimis kandidatėmis ir po 6 metų 2005 metais Ankara pradėjo stojimo dėrybas su ES. Tačiau įvairūs apžvalgininkai teigia, jog Turkijai būti nare lemta nebent po 10 ar daugiau metų. Albanija. Albanai dar šiais metais gali būti suteiktas ES kandidatės statusas, visgi nors Europos komisija pasiūlė uždegti žalią šviesą Albanijos kandidatavimui dėl narystės ES, tačiau įsik įvardijo kliūtis, kurios skiria taipogi Tiraną nuo dėrybų pradžios. Korupcija, organizuotas nusikalstamumas, teisinis ir taipogi administracinės reformos, žmogaus teisės. Dėl kandidatės statuso Albanijai taipogi patvirtino gruodį spręs Europos vadovų taryba. Bosnija bei Hercegovina yra taipogi potencialiai ES šalis kandidatė. ES šios valstybės pažangai gyvendinant būtinas reformas ir siekiant atitikti ES narystę keliamus politinius kriterijus traktuoja kaip ribotą. Ir pagrindinis klausimas, ar Ukraina žengs žingsnį ES link. Jau greitai paaiškės, ar lapkričio 28-29 dieną Vilniuje vykstantis rytų partnerystės šalių aukšto lygio susitikimas bus pagrįstai vadinamas pagrindiniu bei skirtinės svarbos Lietuvos pirmininkavimo ES akcentu. Pasak Lietuvos Respublikos užsienio ministerijos atstovų, ateityje Europoje mažai kas atmins, kada pirmininkavo Lietuva. Tačiau jeigu šio susitikimo metu bus su Ukraina bus pasirašyta asociacijos bei laisvosios prekybos sutartis, tai bus istorinis faktas, kad ši sutartis pasirašyta būtent Lietuvos pirmininkavimo ES metu. Beje, parafuoti
Tokius susitarimus ketinama yra su Moldova bei Gruzija, tačiau didžiausias dėmesys bus skiriamas Ukrainai. Tačiau dar vasario mėnesį buvo įvardintos sritys, kuriuose Ukraina turės smarkiai pasitempti. Būtina spręsti vadinamąją taipogi pasirenkamo teisingumo problemą, o čia nebejotinai turime omenyje Julijos Timošenko bylą. Ištraukus Timošenko iš kalėjimo apie 80% kelio link Vilniaus sutarties būtų nueita. Antroji sritis, kurioje Ukrainai reikėtų susiimti demokratinių procesų užtikrinimas. Akivaizdu, kad čia kalbama apie praėjusių metų spalį įvykusius rinkimus bei juose vykdytos šiurkščius pažeidimus. Trečiasis dalykas – Ukrainos teismų sistema, kurie dabar veikia kaip vykdomosios valdžios šaka. Na, o kai kalba eina apie rytų Europos šalis, negalima pamiršti, kad Ukraina yra Rusijos interesų zona. Būtent bausdama už Ukrainos siekia pasukti ES integracijos link, Rusija imasi įvairių priemonių. Pavyzdžiui, taipogi sustabdo tam tikrų maisto prekių importą ar per Ukrainos televiziją kasdien rodo propagandinės laidas, kuriuose teigiama, kad Ukraina be Rusijos taipogi neišgyvens nė metų ir žlugs ekonomiškai. Prezidento Vladimiro Putino patarėjas netgi yra pareiškęs, kad muitinės procedūros ukrainietiškoms prekiams bus sugriežtintos, jeigu Ukraina žengs savižudišką žingsnį bei pasirašys asociacijos sutartį su ES. Ukrainos bei ES laisvos prekybos sutartis taipogi užkirstų kelią Kijevo prisijungimui prie Rusijos vadovaujamos muitų sąjungos, kurią Maskva tikisi paversti stiprią Eurazijos sąjungą. Taigi šios sutarties pasirašymų yra skirtinės svarbos įvykis ne tik Lietuvos pirmininkavimo ES procese, bet ir nubrėžiantis Ukrainos europietiškos tapatybės bei demokratijos pasirinkimo kelią. Tai tiek šį kartą apie ES plėtrą.